Labą dieną. Aš už poros valandų išvarau į savo pirmą rimtesnį solo tripą į Kazakstaną ir nusprendžiau biškį pafilmuoti. Kadangi važiavau nuo Veino pati, tai nelabai turėsiu su kažkom pasišnekėti, pasipliurpti, papletkinti. O man patinka papletkinti ir pasidalinti daug, ko matau, tai visgi nusprendžiau galbūt pabandyti biškį pabloginti. Tikrai čia nebus nieko baisę, tokį mondrą ir labai high-tech ir labai cinematografišką, bet tiesiog, kad turėčiau ir aš atsiminėjimą tą apteką, bet tuo pačiu galbūt kažkam bus įdomu irgi pasiveizėti. Ir galiu tada, jeigu jau esu labai rimta vlogerį, galiu padaryti apžvalgą, ko aš vežuos. Oi. Tai čia yra mano bagas, everyday bagas. Ir tada turiu mano kuprinaitę, kuri iš pajutimo sver daugiau negu 8 kg, kiek leidžiama. Bet aš neturiu svarstyklių, kad pasisverti normale. Tai tikėkimės, kad nesvers galbūt baisę moną tuos kuprėmis. Ir kad nereikės primokėti dar papildomą. Pirmas skrydis iki Varšuvos. Hello, ladies and gentlemen, from the flight tickets captain speaking. My name is Andrzej Kysela, and on behalf of the entire crew, I would like to welcome you on board Embraer 195. Žodžiu, pasėdėjom biškį lėktuvę, tik savo valandą laiko pasėdėjom be reikalinga, nes, žodžiu, sugėda kažkas lėktuvas, sako, tas pilotas sako, aš nevairau sono. Tai dabar mumis vėl tipo išlaipė nuo laukon, sako, ninkit iš čia. Ir dabar dar plus 1 valandą nukėlė pavėlėną skrydį. Bet žodžiu, kas į gerą, kad pas manis ganėtina ilgs buvo perėję, tas tipo transferis, tai 5 valandas. Yra, nes jau dabar 2,5 valandas nukėlėm, tai aš labai tikiuosi, kad mums suras kažkur žodžiu, lėktuvą, su katru galėsim išskristi. Ir nereikės man baisę šiek tiek kelnis, kad aš nespėsiu, žodžiu, į kitą lėktuvą. Biškį pasikeitė planą. Tai dabar yra 9 vakaro, mano skrydis turėjo būti 5. Ons neįvyko akivaizdė. Ir jo, dabar, žodžiu, atšaukė man tau skrydį. Aš tam bandžiau eiti oro uostą psona šnekėtais. Manim iš pradžių ribukėna tiesiog per appsą, negavau jokį mailą, niekad tiesiog pasirodė, kad mane dabar atšaukė tau skrydį, bet perplanavo, kad man už 15 minučių reiks sėsti lėktuvą, kad ras į Stambulą skrenda ir iš Stambulą į Taškentą, tai į Uzbekistaną, kas ir biški different destination. Jo, tai aš nuėjau tenas pasišnekėti su anas ir aš toks sakau, guys, biški kažkas ne taip. Ten jis sakė, čia lots prigrybavo, nes aš su Lenkų oro linijom skrendu. Ir jo, tai aš pasiskombinau Lenkam ir manim dabar po geros valandos gavau naują skrydį. Tai dabar skriesiu rytoj vakarį, tai man beina kelionės nuplauk. Bet bent jau ribukėna, tai veituo visos kelionės, kad būtum Vilnius, Varšuva, Almata. Dabar bus Vilnius, Varšuva, Astana, kas yra Kazakstanas sostinė, Almata. Tai turėsiu 3 skrydžius ir būsiu Almatuo antradieniaus 12 valandą, jeigu viskas gera. Labą dieną, jau kitą dieną. Judam link oro uostą
įtikėkimės, kad šį kartą koks variklis neiškris ir galėsiu išskrėsti. Tai jo, fingers crossed. Antras bandymas. Piluota vaikščio pelno žmonių. Aš nežinau, kas vyksta. Eikit savo. Aš pagaliau Varšuvą per tokias kančias ir taip toliau. Aš čia vėl irgi valandą laiką vėliau išvažiavom. Mes overbookėme lėktuvą. Mes nieko nesuprant. Žodžiu, valandą laiką ten mes draskės. Antras skrydis. Skrendam į Astaną. Gavau boarding passą, tiksliau buvo pasidarius tipo online check-iną, nu čia tipo buvo nepriėm tuo QR kodą. Bandau čia aiškinti, jis sako, ne, tau tipo reikia physical. Tai vėl stoja vėlį, pasidaryti dar kartą check-iną su Air Astana. Ir so, gavau savo tiketą ir dabar galėsiu ramiai skristi į Almatį. Transkripts. Važiuojam. King in the castle, king in the castle. Ką tik pasibukinau į savo hostelį, tai galiu padaryti turą kontūriam. Čia yra įėjams. Čia yra mano pakaba. Čia yra mano lova. Ir čia mano stalas. That's it. Taip atrodo man kambarys. Turim čia biškveitas. Kondišas ir, bet aš nežinau, ką panorėk pasididinti, nes čia baisiai karšta yra. Ar čia ir kažkoks reguliavimas čiuika, ne? Dar esam tūliuk pavėdėti, tu jo. Čia dabar yra 4 laipsnė rašo. Tai dėl to aš esu su kepka. Kad karts negaučiau saulis smūgiaus. Bet jo, kepė normalią saulelį. Bet čia patys gatvės vaikščiojant, tai vis labai fainis. Sutvarkyta, vis švarė. Žalia labai. Tai kol kas labai smagu vaikščioti. Žodžiu, atvariau aš pas ant turgų ir čia visko ateik daug yra. Man iškart biškėjams tiesiog, plus į belekiai karštą. Ir aš jau visas mėlynu, kol atėjau. Čia gal 1,5 kilometro mano namų buvo. Kiek čia? Kilograms trešnių 1200, tai čia bus nepilna 3 eurų. Koks čia dar kainas yra dabar, kad patranslatinti jums. O čia visokių kraupų būna. Palauk, gal reik persijungti 4 žiemą. Yra visokių priešmožių, vaisių, tik tas imki norėjo. Švieži daržuos, panašiai. Čia daug kas tai pasakė, kad čia labai bandysalė
bargeninti ir tipo bandys tau įsiūlyti visko, bet nieks kol kas mane niek nesiūlo. Tai žodžiu, man dabar kokie idėjai, galbūt reikia kažko čia bet aš žinau, kad neteliks. Aš tai grinų neturiu. Neišsėmiau da. Tai čia reikia nebent apsijęti, paklausti, galbūt turėtum čia gal kažkur su korteliu priimti. Kitą biškį nesamoin būtum. Bet gal kokių, nežinau, uogyčių, braškyčių gal visai pakapočiau. Arba kokių nors kokių rišupų nenoriu, gal iš neapsimokti. Bet čia žinau, kad čia kažkur turbūt yra tokį restoraną, tipo jau kur pavalgyti normalią gali. Nes aš čia dabar biškį tokį esu peralkus, tai man čia viskas, kad neatrodo ir aš čia visko noriu. Tai aš labai blogą padariau, kad aš čia tokį šalkus atėjau. Ten dar gali yra kažkas laukia. Čit nedudaužiau vakar. Tai gali mono problema. Nes aš šiandien tiesiog žvalgaus ir aš man nedros ir kažkieno kažko paklausti, aš nemoku turgus dėrėti su nieko. Tai man vis laik labai nejaukom sapėm. Tai aš nežinau, bandau vakščiot ratas kvadratas ir tada... Ir aš nežinau, ko manim sakyti. Tai aš tiesiog šypsausi linksiu, bet bijau kažkom paimti. Nes jeigu man galvoju, jeigu aš kažkam suvalgysiu ir tai tada man reikės susimokėti. O aš neturiu grinek. Ir neaišku, nei čia kortelį priėm, nepriėm. Tai žodžiu, aš dabar biškį esu tokio situacijom. Bandom gal užlipti į viršų. Nes čia turbūt aš nuo kavos, man mėgs baisiai emu. Šiaip aš baisiai jautu, kad neturiu energijos daug šrinkom daryti. Na, mažą mėgojau šiandien aš tame lėktuvus. Ir dabar dar kavelis negavau, nes čia kadangi neturiu ledukų per tus karščius. Tai aš nenorėjau karštos kavos, nes aš būčiau jaučiu numirus. Tiesiog vandens pasimėjau su desričioku. Tai va, mane mėgda. Jaučiu niek baisiai įdomaus nenuveiksiu. Tikrai aš mataučiau žmonės yra šita vat kavienė, kur jinai daro tau tradicinį arklienas, kažkokį tau troškinį, kur tipo yra labai big deal. Tai galvoju, reikia pradėti nuo desertą ir tada nuvaryti mes tos arklienas pakaštavoti. Man atrodo, reikia pirmą dieną užbaigti normaliai. Nu, pasakysiu taip, aš nesu labai bukšti ir tikrai, tipo, esu kaimo vaks, bet čia blemba praėjus. Un tos šutros per to mėsos skyrių, biškį man sukėlė kažkoks tuo veito. Tai, nežinau. Ne, kuomet iš viso apdirbta, apdorota, tai čia įtinas vis geras bus. Bet dabar ten tiesiog buvau mezgalę žalios arklienas padėti tiesiog gerai. Jo. Sveiki. Aš pagaliau gavau savo kabuko. Tai išbandom kazachstanietišką iced americano. O, labai gerai. Labai patinka. Porą komentarų, ko norėjau paminėti. Toks fain kavinėlį, bet čia aplinkau tvarką, tau parką, tai visokių čia šūpelių mėtos. Tai tai nerodysiu, bet čia toks labai cozy vaibelis. Pasons pažiūrėk, kokį restauromą plastic cup. Čia ta prasme, kur būna, tai... Kur būna McDonald's, nes kitos šalys tai tokie reusable, tai plastikinė tokia istorija. Tai va čia realiai toks yra. Priem aš numai parsivežti norėčiau. Kitas dalyks. Ane dar turiu plastikinį šiaudelius. Irgi kaip fainė. Tai va, overall labai šitas nice. Ir čia už tokį 2,60 € gavosiu. Amazing. Kapon 34 laipsnių šilumos. Čia man yra atgaiva sielai. Tai va, taipogi irgi kompą mačiau.
kada nei čia tokie dalykai, kur nei, aš nežinau, čia gal aš netep interpretavau, bet anei čipus kaip suprantu rankos, nes yra tipo tam tikros kavinės arba krautuvės, kur tu gali tiesiog ranką perbraukus, tipo, tai nereik tipo pinigėns nešiuotėjais, tai toks vos ne kaip Apple Pay, bet tiesiog Palm Pay. I don't know what's that about. Arba tenas kažką apsipirštų ant spaudas, bet ne, ten tiesiog rodį pabraukti. Tai gal rimta kažką. I have no idea, kaip ten tas veikia. Tiesiog labai toks futuristic pasirodė. Bet čia, manau, gal biškį susukęs GDPR dalykas. Sudėtinga galbūt, kodėl mes Europoje neturėjom tokių dalykų. Ten kažkas vyksta. Čia kas vyksta? Čia baisė saulė šiai, beveik nesimat niek. Bet čia yra tas anų famous. Oi, blemu, ką partai palaukti. Aš niek nematau. O! Tas žymusis anų kareiviam skirtas paminklas. Šiaip kas labai keista, kad ir ganėtinai nemažai vat nepilnamečių tikrai dar būnas. Nenoriu čia baisę daug filmuotinų, bet jau kelintą matau, kad va tokius vat viešusius darbus, visokios vat strojkės, tokiai vat 13-12 berniuką dar būnas. Tai tas įdomu yra. O čia yra ta infamous, net ne infamous reiškia blogai, bet čia yra ta famous anų paėmimo į dangų cathedral. Anų, kas yra didžiausia pasaulyje, jeigu dabar nesumelausiu, medinė bažnyčia, katrai yra tenas ir ganėtina didelį kažkokį žemės drebėjimą išgyvenusi ir išgyvena vien tik dėl to, kad ten buvo medinė. O kadangi medis yra flexible, tai nesugriuvo. Tai jo, bet aš čia šiandien nesu, nes aš dabar esu labai įsiplikinus, o ten, kadangi čia yra tų stačiatikių ta bažnyčia, tai reikia plaukus prisidengti visko, tai aš čia sugrįšiu kokį kitą dieną, kad biški labiau appropriate atrodysiu. Oi, čia prašė uždaryta. Gerai, einam tu. Na, žiūrėk, kiek balonių, kokių mašinų yra. O, tu nori. Tai so faina. Tuk biški Basanavičiaus. Gatvė, Palangos, vaiba dauda. Šiaip taip pat pavyzdys net neatrodo, kaip bažnyčia, jeigu nebūtum ten tų kokių nors kryžių. Toks atrodo, kaip dvars kažkoks. Bet visai keita. Patinka. Kur ten buvo, vai galiu priartinti. Sovietinės atributikos biški, kas norit. Aš nenoriu, tai aš jam toliau. Šiaip galim pasivaizduoti, kas gerai yra čia Kazakstano supermarket, bet čia toks šudinis tas kaip aibis leveliaus. Ko čia turim? Čia tipo, čia kaip makaroną, arba bomšpats, bet tiesiog tokius vat suputpasti susipakauti. Rameniukų, ką priklauso normaliai. Sasainių visokių. Kas čia? Lobsteriaus čipso. Okei, tokių dar nematęs buvau. Čia nebus tokių medžių, tai eina dabar galvoju. Nematau kažką. Gerai, kadangi nebeišeitinas tam bazarį pavalgyti arkliems, tai dabar varau į tokį veitelį, kur bus tuo, žodžiu, šakal-makal su arklienas, su kažkokiu svogūnu, sultiniu ir su makaronas. Žodžiu,
skamba labai intriguojančiai kol kas, tai bus pamatyti, ką mes man seksas nusviesti. Tai jo, čia tokį biškį kažkokį filmų svaidelį, kuralę visi siūlo varyti, jeigu norite po to vietiniaus maistą pakaštuoti, tai lepitai. Atvariau to vaikelį, iš karto gavau spirikon, gavau kumelį speino. Tai galėsim pabandyti kiek vėliau, bet jo, pasiimsiu aš tau anų tradicinį arklienos kažkokį taukuliausią, pasiimsiam dar gal kaip nors sneką iki to, nes jinai tų savo skubų, daunų daug tor. Tai bandom pakaštavuoti taukumelį speino. Šiaip tiesiog apkains dabar atsidaug. Šiaip tas neblogas. Toks sūrus. Oi, pala, labai smirdos aftertaste palikti. Ok, gal ir nelabai patinka. Lemba, net nežinau, kompliment. Toks kaip skystas jogurtas, bet toks rūgštas, skystas jogurtas. Labai įdomus skonis. Gal reik dar biškį. Iš pradžių parem toks biškį mažos įgimos noras, toks sukils kažkoks rūgštus, ir tada biškį nurini, ir tada skane pasidaro, ir tada labai neskane burno pasidaro. Tai toks visus emocijų mifrainė pereina. Nu toks, vat sakau, šotuką tokį gal ir visai nieką išgerti, bet jeigu reikėtum vesti klientį, jaučiu nepavyktų sudoroti. Atėjo mano sneksus, kas yra kažkoks bulkelis su grietiniu. Aš galvojau, kad čia bus kaip dauna, bet anos toks kaip spurgytus. Visai skane. Gera. Ačiū žmon. Arklienos supė. Let's go. Nežinau, ką čia reikia valgyti, nes tipo sakė, kad čia bus kažkoks troškinys, bet man atskirą tipo atvežė bolvis su cibulijom, arklieną ir makaronas ir atskirą brot. Tai aš nežinau, pabandom pakaštavuoti atskirą. Jeigu bus labai drai, gal susimaišyti reikės. Nežinau, ką valgyti. Ok. Supratau. Skonį. Pabandom pakaštavuoti to, kas čia gera yra. Gera, čia yra makara, yra bolis. Gal pabandom biškį arklienos tos pakaštavuoti. Cheers. Mes kaip mes. Toks biškį užneš į leižuvį, kad būna. Nice. Pavalgai ir dar performansą gauni. Šiaip labai gerai. Ir tas sultinoks geras, į mėsytį gerą, į bulvytes, į cibuolius, žodžiu, man vis dalyko, kas man labiausia mais patinka sudėti ir į patiekalą. Super.